Sveiki visi, vėl susirinkome Vilnius veikiau virtuvėlėje. Aš Aušra kartu su žavingaja 2 vaikų mama, 2 vaikų pamotė Medeina. Šiandien gaminsime košę. Košę gaminsime šiek tiek netradicinę, bus košė su obuolių sultimis. Ar yra tekę, Medeina? Ne, jau galvojau viskas, išbandžius, o šito dar nesu. Tai iš tikrųjų koks yra principas? Viena iš pagrindinių mytybos taisyklių yra įvairovė. Taip. Tai tikrai dažnai verdame košę su pienu, ar ne, verdame su vandeniu, bet kartais pakeisti, kad vaikui būtų įdomiau, ar tai retkarčiais, pavyzdžiui, pabandyti išvirti kartu su obuolių sultim, tai tikrai rekomenduoju. Tai šiandien pabandysime, pažiūrėsime. Ko mums reikės mūsų avižų košiai, tai žinoma, avižinių dribsnių, pusę stiklinės vandens, pusę stiklinės natūralių 100% obuolių sulčių ir košę rekomenduojama, kadangi jinai yra saldi, košę rekomenduojam gardinti šviežiais vaisiais ir uogomis. Tai šį kartą mes pasirinkome šilauogės ir persiką. Tai žinoma, pirmiausia reikės pilame į puodą. Košėm yra svarbiausia maža ugnis, nes paskui turime... Low and slow, man labai geras tas angliškas pasakymas, žinai. Lėtai ir ilgai. Jeigu pilsime tik sultis, tikrai galima, bet kas gali, kad šiek tiek per saldu. Tai vėlgi, kad turėtume, kad nebūtų ta košė tokia jau per saldi labai, ar ne, tai pilame 50% vandens, 50% sulčių ir kartu pilame kruopas. Jeigu verdame saldžią košę, tai visada rekomenduojam pagyvinti ją vaisiais ir daržovėm, ne tik tam, kad vaikas gautų dar papildomai vitaminų ir mineralų ir, žinoma, skaidulų, bet ir todėl, kad ta košė tikrai atrodo kas patraukliau, žavingiau, spalvingiau ir tikrai labiau gali sužadinti apetitą. Košę jaučiam pagal kvapą, kad tikrai išvirė, tai bandysim dėti. Nektarinus valgo? Taip. Valgo, labai gerai. Tai va, turim nektarinus, išlaugęs, manau, irgi valgo, ne? Nesutikau vaiko, turbūt, kuris nevalgytų tobuliausią uogą visiškai. Ir turim dar, aišku, visiškai pagal fantaziją ir galima įdėti natūralių ten cinamono. Taip, norėjau sakyti, kad labai tiktų. Labai tiktų. Tai žiūrėsim, ragausim, žiūrėsim, ką mūsų vertintoje pasakys. Tai aš, žinok, noriu, kad tu paragautum košę, nes jinai yra ypatinga. Man įdomu, ar tu atspėsi, kas yra jos viduje. Koks jos skonis? Kažkoks labai skanus padažas. Labai skanus padažas. Ir saldus. Ir saldus, ar ne? Net aš noriu paragauti bakrime. Aš tokios košės, žinok, nesu, net aš ragausiu. Aš tik tai maitinsiu. Maitinsiu? Prašau. Tikrai labai skanu. Pabandyk atspėti su kokia. Braškių padažas. Panašu, šiek tiek į braškę, ar ne? Nes saldu kaip braškė. Bet kažkoks šiek kitas vaisius yra. Pabandyk dar antrą šansą gauni. Kaip manai, koks čia vaisius? Nežinai? Tai žinai, čia su kuo yra išvirta košė? Su obuolių sultimis. Patinka tau toks receptas? Taip. Kaip manai, galėsim namuose atkartoti? Labai gerai, su šilauogė, ar ne? Kartosim tokį receptą namuose? Su obuolių sultimis, man irgi labai patiko. O čia žinai kas? Kas? Tai tu pabandyk pasakyti. Persikas. Panašu į persiką, matai, dažna klaida. Vis dėlto čia yra ne persikas, o nektarinas. Bet jie labai panašus, ar ne? O avižos, žinok, yra labai šaunios, nes jos padeda dirbti mūsų pilveliui. Kai mūsų pilvelis aptingsta truputėlį ir sako, o vargau, ir nenori dirbti, tai mes tada suvalgom avižų košės ir pilvelis sako, o, ačiū jums. Ar ne? Kruopos. Kruopos. Liuks.